Anksčiau dirbau viešo saugumo daliniuose, buvau kaip ir kareivis. Tada 28 metų patyriau stuburo traumą. Tada teko baigti karjerą. Tada sekė reabilitacija gal metai pusantrų. Ir taip visas gyvenimas apsivertė 360. Traumos buvo, kad aš ten gavau reabilitaciją, ten profesinę reabilitaciją, ten taikė ir tada mano pirmas sportas buvo baseinas, plaukimas. Kadangi čia Kaune buvo tik tai toks kaip ir baseinas, kur buvo žmonės su negale, aš tada gyvenau Vilniuje, tai važiuodavau iš Vilniaus į Kauną į baseiną, nes kaip ir ten kitų girdėjai, kad ale padeda ten, kad tai kai bandžiau plaukt, anksčiau mokėjau plaukt kažkiek, ten paprastai, tai turėjau iš naujo išmokti, nes nepaplaukiau, kojos skendo ir viskas. Ir atsimenu, pirmam Lietuvos čempionate dalyvavau, aš neatsimenu, per 50 metrų nuplaukiau, per 50 gal 5 sekundės. Tai tada po metų laiko per 35. Šiaip baseinas man daug ką davė, aš dėl to ėjau, kad vanduo dėl vaikščiojimo, nes aš realiai po traumos aš beveik 2 metus nevaikščiojau visai. Tada kažkaip suradau pats netyčia krepšinio komandą, kad yra Vilniuje tokia. Tai nuvažiavau, pabandžiau, pirmą dieną tai taip buvo labai viskas keista. Tai man atrodo, atsimenu, gal pirmą dieną, gal nė karto net iki krepšį nepataikiau, gal net ir nedamečiau. Ėjau treniruotės, per savaitę buvo 2-3 kartus, tai kiekvieną savaitę treniruodavausi. Norėjusi kažko daugiau, tas sportas patiko, nes jisai nėra vien tik tai individualaus stiprumo, bet reikia, kad visa komanda gerai sudirbtų ir suprastų iš pusę mirkčiojimo, kas ką ketina daryti ir kaip kas atsistot. Gal fiziškai daugiau sustiprėjau, tada teko Lietuvos rinktiniai atstovauti. Man atrodo, mano pirmas išvažiavimas buvo į Bosniją. Neatsimenu, čia gal 16 metais. Tada išvažiavom Bosniją, tada pirmą kartą Lietuva laimėjom 2 vietą ir patekom į A divizioną iš B, nes niekad Lietuva nebuvo patekus. O paskui man, kai buvo 36 ar 35, tada susiradau klubą Italijoje, išvykau į Sardiniją, ten klubas Dinamo, Sasari. Tai ten pats toks buvo pirmas, tada pirmą sezoną aš žaidžiau. Paskui 2 sezoną ten pat žaidžiau, 2 metus Sardinijoje, dar kitais metais Vokietijoje, ten pusę metų, dar 2 metus tokiam klubam Hyrės, šiaip geras klubas, kokiam žaidžiau jis yra, tai pagal mane tai pats geriausias, šiaip pagal stiprumą. Aš dabar žaidžiu su šuniu frisbee, bet čia kaip ir aš tik vienas, man atrodo, esu su negale, kad žaidžia, tai čia yra, paprastas frisbees, dog frisbee ir viskas. Ten yra daug rungčių, lėkštę meti, tada šuva gaudo pagal laiką ir taip ir toliau. Ir kažkaip, kai malinuotorių ten pasiūlė, sako, pabandyk varžybas. Nuvažiavau, pabandžiau, ten pradedančiųjų grupėje kažkokia buvau. Ten nelabai supratau, ką reikia daryti. Šiaip realiai, tai likau 2, 1, man atrodo, vietą. Paskui kitais metais jau anais metais Pabaltyje tam tikrose rungtyse 3, 2 buvo. Mano minusas, kad aš negaliu judėti, nes ten yra, kad dar judėti su šuniu reikia, tai ten žiūrės, su 4-5 lėkštės. Ten ta trauma, tai kaip ir ne vien tik tai žiūrėti reikia minusus, bet yra ir pliusų. Pavyzdžiui, aš niekad gyvenime nebūčiau profesionaliai žaidęs krepšinio. Tikrai net, aš apie tai net nebuvau niekad kada pagalvojęs. Tai ir taip, tai čia kaip ir... Aišku, kaip sakau, reikia naudotis iš to, kas yra, o tu ten atsisėdęs verksi, kad tau viskas blogai, tai ir tau bus blogai. O kaip kažką darai, tai ir pasiseka.